Sveiki visi, šiandien servise 007 turi mūsų mėgiamą ir dažnai pas mus servise apsilankinti Dodge Durango modelį. Šį kartą turim pirmąją Dodge Durango, ne pirmąją versiją, bet truputį senesnį 2015 metų modelį. Tai yra 6 cilindrų, vėlgi 3.6 variklis, 210 kW. Naujesnio tipo nuo 16 varikliukas truputį yra kitoks, tai ir montavimas truputį yra kitoks, bet iš principo tiek šitas modelis, tiek ir naujesnis už jį modelis važiuoja kuo puikiausiai dujomis. Be abejonės su sąlyga, kad tos dujos yra tinkamai sukomplektuotos ir be abejonės tinkamai sumontuotos bei sukalibruotos. Tai šiam variantui montuojam Landirenzo dujinę įrangą, trumpai apie jos komplektaciją. Tai Landirenzo EVO OBD valdymo blokas sumontuotas štai šitoje vietoje. Lengvai nuimamas, jeigu to reikėtų, jeigu reikia prieiti prie saugiklių, galima jungti, atsijungti, viskas atsiverčia, visur yra priėjimai. Dujinės įrangos saugiklis išvestas greta, ranka pasiekiamas tiek apžiūros metu, paprastai reikia tą vietą sugebėti parodyti ar bent jau žinot, kad tokia vieta egzistuoja. Atskirai nuo dujų reduktoriaus montuojamas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Čia yra sumontuotas reduktorius, yra sumontuotas Landirenzo L10 Turbo Oversize reduktorius, pati galingiausia jo versija, kuri komplektuojama prie 6 cilindrų. Slėgio daviklis dujinės fazės filtras, kuris keičiamas kas 15 000 km arba 1 metus. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų, tai yra sumontuoti Landirenzo AEB+, yra padarytas itin preciziškas dujų padavimas šiam varikliui, o tai leidžia mėgautis puikia automobilio dinamika, reakcija, akceleracija, visiškai sklandų ir nepriekaištingą važiavimą, be abejonės puikias ir kuro sąnaudas. Visi Landirenzo dujinės įrangos darbai servise 007 kaip visada pagal gamintojo standartus ir reikalavimus, o tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos žarnos, sąvaržos, specialios apsauginės gofros, tokios pat gofros yra ir variklio skyriuje naudojamas originaliai. Tai visas tas vaizdas yra padaromas kiek įmanoma artimesnis tam originaliam variklio skyriaus vaizdui. Dujinės įrangos laidai taipogi yra sugrupuojami, velkami apsauginės gofros, kurios yra izoliuojamos. Vėlgi lygiai taip pat yra padaryta ir originalūs laidai variklio skyriuje. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Visą tai, kad tai būtų atsparu tiek vibracijos, tiek temperatūriniam poveikiam ir nekeltų jokių problemų. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką klientui pageidavę sumontuojame apvalų ir truputį kairiau, štai šitoje vietoje, pridėsiu nuotrauką, matysit, labai gražu, patogu, tikrai lengva prieiti. Pildymas irgi pas Durango yra labai patogiai padaromas. Ir atsidarius dangtelį galim pilti tiek benziną, tiek dujas, atsisukam kamštelį, iš karto pilam dujas, labai patogu, jokių adapterių sunkinėti nieko nereikia, viskas gražiai užsidaro puikiai. Tai va, dujų balionas pas Durango yra montuojamas apačioje dugne, atsarginis ratas yra išimamas, įdedamas į dėklą, o dujų balionas yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Tai yra kokybiškas Bormech dujų balionas, 92 litrų, pilna viduris, tvirtinamas nejuostomo sutvirtinimo ausimo, tai leidžia jį tinkamai patikimai pritvirtinti, sureguliuoti jo kampus, kad jisai būtų lygus pagal horizontalę, tikrai gražiai, estetiškai tvarkingai atrodytų. Tai va, tai toks balionas, 92 litrų, tikrai pakankamai solidi talpa, ir automobilis be abejonės irgi solidus. Tai va, tai jeigu kažką panašaus vairuojate, planuojate įsigyti, tiek 2.15, tiek nuo 2.14 gal iki 16 modelis ir nuo 16 į viršų, kreipkitės, tikrai jokių problemų. Naujesni truputį kaprizų turi kitokią, turi greičių dėžę ir ne visi sugeba galbūt tinkamai ten tą sistemą sumontuoti ir sureguliuoti, bet su Landirenzo sistema sumontuota pas mus jokių problemų tikrai neturėsit, gali drąsiai kreiptis. Ačiū.